šitas labai vaikščiodavai, tai vis mašinas čia pralenk, vaikai vienas. Čia gyvažėmis buvo visiškai, ne toks. Prašau? Čia toks žemė buvo, ne visiškai. Taip, ir čia mašinų pristatyta labai gerai, dar kartą. Gerai, ačiū. Sėkmės. Šiais metais startuojame su nauja programa, grįžtame į rajonus, gyvenamosius rajonus, kurie prieš keliasdešimt metų pastatyti ir jau projektuotojai užmiršti, o kai kurie šaligatviai taip ir liko nenutiesti. Tai būtent tokiuose rajonuose, kaip čia Lazdynuose arba Fabijoniškėse, Pašilaičiuose, kitur, mes tiesime kaip minimum 7 km šaligatvių, va tokių didesnių atstumų. Ir taip pat dar šalia tų 7 km dar apie 1,5 km tokių mažesnių atstumų iki 60-70 metrų, kur žmonės jau senai irgi išmynę, kur labai reikalinga yra, kur galbūt tai yra priėjimas prie stotelės ar perėjos arba iki mokyklos. Ypač gyvenamosios rajonuose, tokiuose kaip šis, kur apie 2/3 Vilniečius gyvena, tai pagerinimų bus labai daug. Tai bus ir šaligatviai, ir įvažiavimai į kiemus, ypač tokios pravažiuojamos vidinės gatvės bus kapitaliai renovuojamos. Ir kai kuriuose vietose viešo transporto sustojimo stotelės, daugiau kaip 100 bus naujai įrengtų, kur šiandien netinkamos sąlygos. Ir 10 viešų erdvių, tokiuose rajonuose sukursim naujai, kur būtų skverai, kur malonu ateiti, pasidėti. Ir planuojama irgi 14 sporto žaidimų aikštelių irgi atnaujinti arba naujai įrengti.